Kas man labai patinka internete, kad čia yra tikra žodžio laisvė. Visi gali pasakyti, kas ką galvoja. Taip gėda būti lietuviu. Kas dabar tam p***kui nutiko, kad bėgioja nuogas ir bliauna bileka? Domukas XX rašo, botas tu neuž su savo video .vaikelis. LOL. Todėl uosti kaimietį ryžas šūtfanė. Čia žmogus matosi pasistengęs, nes pasigūglinęs, kad aš Lietuvos ryto fanas. Baisesnės mergos neradot, tai paėmėt pačią baisiausią. Tikra skudrų fėja, pudrinti paauglėms smegenis. Čia tai būna, kada neturi skonio ir pinigų. Fu, vemt verčia. Fainai ta žodžio laisvė. Tai kas tie troliai? Tai tokie žmonės, kurių 70% sudaro vanduo, o 30% internetas ir oras. Tai jie internete prirašo 120% nesąmonų. Kad paprovokuotų, kad tave panervuotų, kad tik sukeltų fleimų. Ir pavyksta. Internetas dega kvailomis diskusijomis iki tokio lygio, kad tie, kas anksčiau kviesdavo pasiaiškinti už kampo, dabar... kas yra? Nori komentaruose pasikapot? Dažniausiai troliai, tai va tokie anonimai. Bet kokių tik nėra. Aš troliais laikau visus, kurie nemąsto ir nusišneka internetuose. Panagrinėkime. Pirmas trolis, kurį sutinki, yra pirmūnas, kuris kažkodėl būtinai nori parašyti. Pirmas po bet kuriuo tavo įrašu. Šiaip pavojingas užsiėmimas, nes gali susirgti nepagydomą ligą. Pirmas. Trolis pilstukas. Komentuoja iš kiauro į kiaurą ir niekada nieko konkretaus nepasako. Žinai, ta prasme, imant vieną pusę, tai jo, bet, ta prasme, paėmus tą kitą, tai, ta prasme, jo, ten biški kitaip, bet vis tiek kaip ir tas pats, tai va. Trolis daktaras oftopikas. Tai toks trolis, kuris nesupranta, kokia yra pokalbio tema ir amžiais rašo ne į temą. Daktare, labai skaudės. Aš girdėjau, kad labai skauda. Gal daugiau migdomųjų? Aš ką tik buvau Paryžiui, ten balandžiai taip lesa bulkas, o bulkom visai neskauda. Tada daktaras aiškuma. Prie pokalbio prideda 0 sveikų ir visą labą gali papasakoti tik tai, ką visi jau seniai žino. Daktare, ar labai skaudės? Aš girdėjau, kad labai skauda. Gal daugiau migdomųjų? Gali būt, kad labai skaudės, gali būt, kad reikės daugiau migdomųjų. Trolis senovė. Jis amžiais vėluojasi informaciją, bet visada turi ką pasakyti. Daktare, ar labai skaudės? Aš girdėjau, kad labai skauda. Gal daugiau migdomųjų? Visi žino, kad geriausia nuo skausmo įsikąsti šitą pagaliuką. Na ir trolis tai tik jūsų nuomonė. Tai toks interneto diskusijų tipas, kuriam visai nesvarbu, kokius svarius argumentus ar tikrus faktus tu pateiki, jis visada pabaigia tuo pačiu. Daktare, labai skauda. Aha, tai tik jūsų nuomonė. Yra troliai, kurie trolina dėl linksmumo ir yra tie, kurie to nedaryti tiesiog negali, nes yra serijiniai melagiai. Visai tokie kaip sutikti mokykloje. Kai buvau mažas, tai mano IQ buvo kokia 200 PM, tai jeigu ten skaitėjo apie Wunderkindlus, tai ten aš. Žodžiu, ir tada patekau avariją ir tada tapau normalus. Bet ten ta avarija tai buvo visiškai nereali, man pusbrikas davė prasilėk per Formulės trasą ant 200 tram. Ir aš ten ir varčiausi ir tada katapultavausi galiausiai ir tada mes ten išskridom. Bet spėkit ką, dar turim svečią. Humoro klubo vadybininkas ir komikas, kašio ir futbolo fanas, sūnus, pusbrolis, teta, ten kažkokia neaiški istorija, 2 knygų autorius Paulius Ambrazevičius. Paulius ima E4G greitai į internetą, savo šviesų protą ir eina mums pasakoti savo įžvalgas apie interneto trolius. Aš nešnekėjau kurį laiką. Pirmas. 99% trolių yra šustri tik tai internete. Realybėje yra labai kuklų žmonės. Kaip vakar vakarėlis? Fantastiniai, visą vakarą prasidėjau kamputį ir pratylėjau. Fainai. Bet vos tik prisėda prie interneto. Antras. Spaminimas, trolinimas ir šiaip normaliai nepagarba yra reklamuotis po kitų postais. Ir tada jau jūsų pusė?
Geras, tu žinai, kad mano vaikystė IQ buvo 200 pam. Paskui jie varė papolio ir viskas vėl normalus. Trečia. Rašymas įžymybėms tikintis, kad jos būtinai pamatys ir atsakys jūsų žinutę, irgi dėja yra buvimas troliu. Egi. Jam tikrai patiks ši žinutė, jis juk toks jautrus. Egi, atrašyk. Ketvirtas. Prisimink, kad viskas, ką postinsi internete, lieka forever. Net jei vėliau ir ištrinsi, nuo trolinimo nėra atleidimo. Sveiki, tai pradėsime. Pirmas klausimas. Kaip galite pakomentuoti, kad būdama 19 metų jūs daug kartų viešai rašėte? Ačiū Dievui, jūs visi esate nykstanti tauta. Ačiū. Ačiū labai iš klausimą. Tuo metu sirgau ūminiu trolitu. Beje, tas pats galioja ir laikams, ir papostintoms nuotraukoms iš jaunystės. Penkta. Yra toksai posakis don't feed the troll. Bet daug kas nesupranta, kuo troliai maitinasi. Atskleidžiu, jie maitinasi jūsų pykčių, blogą nuotaiką, keiksmažodžiais. Todėl, kai kitą kartą maitinsi trolius, prisiminkit, ką jie daro su jūsų komentarais. Paskaitysi man kaip visat prieš miegą. Tai aišku. Bet 3 dienas rašo. Panas trolė. Aš tau šus nulupsiu. Pasprink savo jis gerai. Jo logedonas 1, 2, 3. Pasijuoksi, kai privažiuosi, asilo beretetu. Ja ir tau troliai jau va čia, spausk laiką. Ir susitiksim komentaruose. Kitoje laidoje susitiksim. Užsiprenumeruok Ežio kanalą. Ačiū, kad žiūrėjot. Čiau.